Štai ir aš, merginos, šios su jumis pabūti, pakalbėti. Susikaupė nemažai temų. Ačiū, Vaida, tau už gėlytės. Palauksiu, kol kas daugiau prisijungs, kol kas šį jūsų labai nemažai. Pakalbėsim šiandien apie diagnostiką, apie tą kūno svorio metimo mazgą. Galit užduoti visus klausimus, kodėl tą svorį jums taip laiko, merginos. Šiandien pas mane nuotaika kaip prieš Helovyną. Esu ką tik po sesijos, merginos, ir su jumis galėsiu dalintis visom paslaptim. O kažkas man komentarą parašė. Andrėja 69, skrendu toliai. Norėjau paklausti, merginos, ar jums gerai girdisi. Jeigu nesigirdi, parašykit man į komentarą. O Andrėja, ačiū, kad pagyrėjai mano plaukus ir sakai, kad tau nesiseka mesti svorį. Žodžiu, merginos, kad jums svoris kristų. Jūs turit labai svarbius du judesius padaryti. Ne judesius, bet čia gyvenimo būde. Čia niekas, ne jūsų vyras, niekas nėra kaltas. Jūs turit uždaryti trečią akį ir atidaryti ketvirtą akį. Tada atidarę trečią akį, matot, jūs nusapnuojat naktimis ir valgot ir negali to svorio numest. Ir ta energija, jinai paima iš jūsų gyvenimo džiaugsmą. Ir todėl jums nekrenta tas kūno svoris. O atidarę ketvirtą, jūs matysit visas lengvatas. Visas lengvatas jūs turite tiktais ne tik priekinės akis, bet ir galinės atidaryti. Tai ta galinė ketvirta akis, jinai labai svarbi yra. Aušra klausia. Niekada netrišinėjau mazgų, ar čia gerai? Nesvarbu, ar jūsų mazgas surišo jūsų vyras ar moteris, bet tokių mazgų jūs negalite atrišti. Jūs turite visą laiką kirpti šitą mazgą. Jūs niekada nežinosit, su kokia intencija jums tą mazgą surišo ir jūs neatsikratysit svorio pasiekmių. Todėl aš rekomenduoju tos mazgus nukirpti, nes egzistuoja gėris ir blogis. Ir kai mazgas užrištas ir jūs atrišat tik tais blogą energiją. Kirpkit ir tada tik tais gera energija bus ir iš karto jūs mesit svorį. Ačiū, merginas. Jūs neliūdėkit. Aš jūs visą laiką pakonsultuosiu nemokamai. Paremsit mane kiek galit, bet negailėkit.